Tai va, Osvaldai, pasikalbėjom, praėjom konsultaciją ir tiesiog kažkas tai galbūt keitėsi tavyje. Ar su kuo atėjai, su kuo išeini ir kokie pokyčiai tavyje, ar vertėjo iš vis čia prasidėti tą 1,5 valandos su Robertu? Kaip tu manai? Vertė, tai aišku, vertėjai, bent jau sudomintai stipriai susidomėjo, stipriai. Nu, tai kažko sukrėtė, praščiausiai. Tikrai sukrėtė. Daugiau nežinau, ko aš galiu pasakyti dabar. Nu, sakau, O ne, vidiniai ketinimai, vat sakykime, ketinimai tavo, kaip tu galvojai apie gyvenimą iki konsultacijos ir ką dabar galvoji, vat sekančius žingsnius, nes galbūt prieš konsultaciją tu galvoji, gal šitaip reikia daryti, gal dar kažką šitaip, o ką dabar galvoji apie tai, ar skiriasi tas mąstymas tavo? jo, kažkiek pasikeitė, kažkiek tikrai pasikeitė, kažkiek galvoju dabar, ką būdavo negalėjai pasverti, dabar kažką svarstyklis pradėjai sverti į vėjin poskor, tikrai negalvojau, kad te išėjęs, kad te apgalvos. Dabar pradėjai, nu ką, svarstyklis sver į vėjin pos, dabar persis, bando persis, kaip ir išsilyginti, bet jau svers, reikėtų pos paprasčiausiai, va, toks jausmas kažkoks, toks, nu keist. Kol kad nemok nepasakyti, nu nieko apibūdinti paprasčiausiai. Jo, tai ko gero buvo tai, kad iki šiol galvojai, ką reikėtų padaryti išorėje, kaip reikėtų elgtis, o dabar pradedi galvoti, kaip tvarkyti savo vidų, ko gero, ar ne? Jau į kitą Jo, pusę. kažkas te, kažkas te, Mhm. kažkas te, Gerai, kažkas. kokie ketinimai sekančio žingsnio, ką toliau galvoji, Aš Osvaldai? manau, čia bent jau dabar, kiek aš apsisprendžiau, kiek čia galvoju, aš manau, pabandyti gal ver. Na, ką pasakius, nepabandys, nesužinos, o pabandys, sužinos, padės, nepabandys irgi nežinos, galbūt padės, gal nepadės. Nu, tai va toks ir tai, aš toks žmogus, aš iš tikrųjų, man gyvenime patinka pabandyti, išbandymą man tinka ir šiaip apskritai va tokiai patinka tokie dalykai bandyti, nu ką, pats aš mėgstu pafilosofuoti biškai, va toks. Gerai, Gerai, ačiū Osvaldai tau už tavo nuomonę.